Sugriauti kurortai Italijoje, ledu padengti Brazilijos miestai, retas vandens viesulų protrūkis Lenkijoje ir net Arktis perrašė temperatūros rekordus. Už šių ir kitų praėjusios savaitės klimato anomalijų slypi kai kas daugiau. Šioje laidoje mes parodysime, kaip tiksliai šis kažkas gali tapti pavojingiausių mūsų laikų procesų. Italija. Rugpjūčio 24 dieną galingo audra užklupo pakrantės gyvenvietės Emilijos Romanijos regione. Vėjo gūsiai siekė 122 km/h. Nuvirtę medžiai ir reklaminiai skydai užblokavo kelius ir sutrikdė geležinkelių eismą. 23 žmonės buvo evakuoti iš ant bėgių įstrigusių traukinių. Milano Mariti, viename gerbiamiausių kurortų Adrijos jūros pakrantėje, paplūdimiai ir maudymosi kompleksai buvo ypač apgadinti. Vėjas laužė skėčius, pavėsinės, plėšė stogines ir išvertė 265 medžius. Kai kuriuose vietovėse buvo nutrauktas geriamo vandens tiekimas. Rimini mieste per 6 valandas iškrito 74 mm kritulių, iš kurių 50 mm iškrito vos per 20 minučių. Keliai ir požeminės perėjos buvo užtvindytos. Rumunija. Rugpjūčio 23 dieną Rumunija susidūrė su galingu viduržemio jūrų ciklono pasekmėmis. Audros smogė 18 šalies apskričių ir sostinė Bukareštui. Kai kuriuose vietovėse temperatūra, palyginti su ankstesne diena, nukrito 10 laipsnių. Stiprus vėjas išvertė šimtus medžių ir elektros linijų atramų, apgadino daugiau kaip 70 automobilių. Krituliai užliejo rūsius ir kiemus. 2 žmonės nuskendo Snagavos ežere, į šiaurę nuo Bukarešto, kai staigia audra apvertė jų valtį. O Ardžeso apskrityje 18-metis berniukas žuvo po įgriuvusio stogo griuvėsiais. Gvinėja. Rugpjūčio 20-osios vakarą smarkios liūtys Manėja komunoje netoli Gvinėjos sostinės sukėlė galingą nuošliaužą. Buvo apgadintas gyvenamasis rajonas Kukulimos kalno papėdėje. Pasak liudininkų, viskas įvyko staiga. Pradėjo lyti ir staiga nuo kalno šlaitų pajudėjo žemė, užgriūdama namus. Po tonomis žemės atsidūrė 20 pastatai, įskaitant 10 gyvenamųjų. Gelbėjimo operacijose dalyvavo civiliniai saugos padaliniai ir kariuomeniai. Įvykio vietoje dirbo kinologai su šunimis, buvo naudojama sunkioji technika, o gyventojai rankomis valė nuolaužas. Kelios aukos buvo ištrauktos gyvos ir nuvežtos į ligonines. Viena iš jų, paauglė, kuri išsigandusi nuo šliaužos garsų, sugebėjo pasislėpti. Rugpjūčio 22 duomenimis 12 žmonių buvo sužeisti, 16 žuvo, o dar 20 dingo be žinios. Tarp žuvusiųjų per nuošliaužą yra šeima, tėvai ir 4 vaikai. Vienintelis išgyvenęs yra jaunas vyras, budėjęs už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos. Rusija. Sibiro magminio pliumo srityje vėl fiksuojama temperatūros anomalija. Arktyje užfiksuotas precedento neturintis karštis. Rugpjūčio 20 dieną Vizės saloje, Karos jūroje, pirmą kartą istorijoje termometras parodė +11,6 laipsnių Celsijaus, o tai 2,5 laipsnių viršydamas ankstesnį mėnesio rekordą. Nuo rugpjūčio 8 iki 25 dienos buvo sumušti 13 temperatūros rekordų. Neįprastai aukštą temperatūrą lydėjo perkūnija, retas reiškinys šioms platumams. Čia užfiksuotas tik 3 kartą per 21 amžių. Rugpjūčio 20 dieną Žilindos kaime Jakutijoje oras sušilo beveik iki +28 laipsnių Celsijaus, pasiekdamas naują paros rekordą. Ta pačia diena Taimyro pusiasalio šiaurėje Sterlingegovo kyšulyje termometrai rodė +23 laipsnius Celsijaus, nors vidutinė mėnesio temperatūra siekė +6,6 laipsnių. Diksono saloje 8 dienas iš eilės buvo fiksuojami nauji temperatūros rekordai. Pikas buvo pasiektas rugpjūčio 24-ąją, kai oras sušilo iki +22,6 laipsnių Celsijaus, o tai daugiau nei 14 laipsnių viršijo normą. Norilsko mieste, kur remiantis mokslininkų skaičiavimais yra magminio pliumo lokalizacijos centras, taip pat buvo stebima neįprasta aukšta temperatūra. Pasak sinoptikų, vidutinė rugpjūčio mėnesio temperatūra čia buvo aukštesnė nei miestuose, esančiuose už 1000 km į pietus. Jemenas.
Nuo rugpjūčio 28 daugelį Jemeno provincijų užklupo didelio masto potvyniai. Ilgai lauktos liūtys virto katastrofą. Viename didžiausių šalies miestų Adene buvo apgadinti gyvenamieji rajonai, užlieti pirmieji pastatų aukštai. Kai kurie rajonai virto ežerais. Potvynių vanduo susimaišė su nuotekomis, sukeldamas epidemijų plitimo grėsmę. Keliai buvo užblokuoti akmenimis ir purvu, paralyžuodami eismą. Apgadintas tiltas nutraukė eismą tarptautinių greitkelių tarp Adeno ir Taizo miestų. Gyventojai teigė, kad tokių kritulių nematė daugiau nei 40 metų. Abjano provincijoje 10 asmenų šeima stebuklingai išgyveno, kai galinga vandens srovė nuplovė jų automobilį. Žmonėms pavyko išsigelbėti užlipus į aukštesnės vietovės. Hadžos provincijoje sugriuvo namas, žuvo 3 vaikai ir buvo sužeisti jų tėvai. Stichija nusinešė 14 žmonių gyvybės, 10 buvo sužeisti. Visoje šalyje buvo apgadinta infrastruktūra ir žemės ūkio paskirties žemė. Žuvo daug naminių gyvūnų. Brazilija. Nuo rugpjūčio 20 dienos Rio Grandės do Sulo valstiją užklupo audrų serija. Pirmiausia, šiltasis frontas atnešė stiprų vėją, kurio greitis siekė iki 100 km/h. Smarkės liūtys kruša ir daugiau nei 300 000 žaibo smūgių. O po jo sekęs šaltasis frontas sustiprino liūtis. Per 2 dienas kai kuriuose centrinės ir pietinės valstijos vietovėse iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių. San Lorenzo upės baseine užfiksuota iki 300 mm kritulių, kurie viršijo 2 rugpjūčio mėnesių normas. Dėl to upė išsiliejo iš krantų, užtvindydama daugiau kaip 2000 namų. Vanduo greitai plūdo, ištisos gatvės tapo nepravažiuojamos, automobiliai buvo užlieti, o kai kurie gyventojai buvo išgelbėti valtimis. Daugiau nei 500 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Valstijos sostinėje Porto Alegrėje per 2 dienas iškrito 125 mm lietaus, kuris taip pat viršijo rugpjūčio mėnesio vidurkį. Visame regione pranešama apie potvynius, apgadintus stogus, nuvirtusius medžius ir užblokuotus kelius. Rio Grande do Sul paskelbta nepaprastoji padėtis. Rugpjūčio 26 rytą Castro savivaldybė Paranos provincijoje užklupo galinga kruša. Vos per 20 minučių viskas aplinkui buvo padengta ledu. Stichijos apgadino šimtus pastatų, buvo apgadintos mokyklos, medicinos ir sporto įstaigos, visiškai sugriauta technikos parduotuvė. Bažnyčia neteko stogų, mažiausiai 600 namų buvo apgadinti. Federalinis greitkelis IP 151 buvo padengtas ledu, tapdamas pavojingas vairuotojams. Kruša iškrito ir kitose miestuose, įskaitant valstijos sostinę Kuritibą. Seisminis aktyvumas. Ketvirtadienį Dreiko sąsiauryje maždaug už 710 km nuo Ušujos, Argentina, įvyko 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba iš pradžių priskyrė 8 balų žemės drebėjimą. Svarbu pažymėti, kad Dreiko sąsiaurio regione 2025 metais užfiksuotas neįprastas seisminio aktyvumo padidėjimas. Nors per pastarosius 25 metus įvyko tik 51 4,5 balų ir stipresnis žemės drebėjimas, per mažiau nei 8 šių metų mėnesius jau užfiksuota 11 tokių požeminių smūgių. Ir 2 iš jų buvo stipresni nei 7 balai, o tai yra retas reiškinys šiame regione, kur per visą instrumentinių stebėjimų istoriją nuo 1890 metų užfiksuoti tik 3 tokie žemės drebėjimai. Rugpjūčio 26 dieną Kaspijos jūroje 50 km gylyje įvyko stiprus 5,7 balų žemės drebėjimas. Epicentras buvo netoli Izberbašo miesto Rusijoje. Drebėjimas buvo juntamas ir Machačkaloje, Kaspijsko, Derbenko bei Buinaksko miestuose. Aukštose pastatuose siūbavo sietynai, barškėjo stiklai, krito indai. Žmonės panikuodami bėgo į gatves, kur daugelis liko iki ryto, bijodami naujų požeminių smūgių. Parduotuvėse prekės krito nuo lentynų, o futbolo rungtynių metu žemės drebėjimas pargriovė vieną iš žaidėjų. Seisminės bangos nuslinko toli už Dagestano ribų. Drebėjimai buvo juntami daugelyje Rusijos regionų, įskaitant Astrachanės, Volgogrado sritis, o taip pat Adžarbaidžane, Armėnijoje, Sakartvele, Kazachstane ir kitose šalyse. Laimei aukų ar rimtos žalos nebuvo. Ekspertai nerimauja dėl pakartotinių smūgių trūkumų po žemės drebėjimų. Tai nėra būdinga tokiems įvykiams. Jų vertinimais ne visa sukaupta energija galėjo būti išsilaisvinusi, o dabartinis smūgis gali pranašauti stipresnį seisminį aktyvumą. Priešingai,
Kamčiatkoje pakartotiniai smūgiai neslūgsta. Nuo Liepos 30 dienos, kai įvyko 8,8 balų žemės drebėjimas, užregistruota daugiau kaip 12 000 seisminių įvykių. Be to, jų stiprumas išlieka didelis. Nuo rugpjūčio 25 dienos Ramiajame vandenyne 3 dienas iš eilės buvo užregistruoti didesni nei 6 balų stiprumo žemės drebėjimai. Kai kurių Petropavlovsko Kamčiatkos miestų rajonų gyventojai jautė lengvą drebėjimą. Vienas iš seisminių įvykių buvo labai galingas, jo stiprumas siekė 6,6 balų. Vandens viesulai. Rugpjūčio 21 dieną virš Baltijos jūros buvo pastebėtas neįprastas retas gamtos reiškinys – didelis vandens viesulų protrūkis. Stebėtojų duomenimis buvo užregistruota mažiausiai 20 sūkurių. Lenkijos pakrantės vandenyse susidarė mažiausiai 12 sūkurių, o netoli Danijos salos Bornholmo užfiksuotas unikalus atvejis – 8 viesulai vienu metu išsidėstė vienoje linijoje. Rusijoje vandens viesulai taip pat buvo užregistruoti Baltijos jūroje kelias dienas iš eilės. Kaliningrado srityje ir Suomijos įlankoje netoli Sankt Peterburgo. Taifūnas Kadžiki. Rugpjūčio 24 dieną taifūnas Kadžiki Kinijos Sanjaus mieste Hainano provincijoje sukėlė chaosą ir nuniokojimus. Jis tapo stipriausių taifūnų regione per visą užfiksuotą istoriją, atnešdamas daugiau nei 199 km/h vėjo gūsius ir beveik 390 mm kritulių. Daugiau nei 20 000 medžių buvo išversta, daug automobilių atsidūrė po vandeniu, o kai kurių namų langus išdaužė stiprus vėjas. Daugiau nei 7 000 Iš viso Hainano provincijoje nukentėjo daugiau kaip 100 000 žmonių. Kadžiki 25 dieną įsmaugė centrinėms ir šiaurinėms Vietnamo provincijoms. Vėjo gūsiai siekė iki 133 km/h. Nuniokojimai buvo didelio masto. Buvo apgadinta daugiau kaip 8700 namų, užlieta 81 500 hektarų ryžių laukų ir sunaikinti vaisių sodai. Be elektros liko mažiausiai 1 600 000 žmonių. Keliai buvo užtvindyti arba užblokuoti nuolaužų. 7 Quang Tri provincijos bendruomenės buvo atkirstos nuo likusio pasaulio. Daugiau nei 44 000 gyventojų buvo evakuoti į saugias zonas. Nelaimė nusinešė 8 žmonių gyvybės, 7 Vietname ir 1 Tailande. Apibendrindami apžvalgą, mes tęsime ankstesnėje apžvalgoje paliestą naujų normų temą, kad aiškiai parodytume, kaip išlyginamos ribos augančių kataklizmų paveiksle. Paimkime temperatūras. Pasaulinė meteorologijos organizacija naudoja 30 metų klimato normas, kad įvertintų orų nukrypimus nuo vidurkių. Šie baziniai laikotarpiai atnaujinami kas 10 metų, kad atspindėtų besikeičiantį klimatą. Viena vertus viskas yra išmintinga. Atnaujinti duomenys padeda priimti sprendimus energetikos, žemės ūkio, sveikatos priežiūros ir kitose pramonės šakose, kuriuose klimatas vaidina pagrindinį vaidmenį. Tačiau jei bazinis laikotarpis apima metus su reguliariais anomaliais rekordais, palyginimas su juo nustojo rodyti tikrai orų sąlygų ekstremalumą. Įsivaizduokite, kad matuojate pacientų temperatūrą, bet kiekvieną dieną keičiate termometro žymę, koreguodami ją pagal vakarykščius rodmenis. Savaitės pabaigoje 40 laipsnių karščiavimas atrodys tik šiek tiek pakilusi temperatūra. Todėl ilgalaikiam stebėjimui PMO vis dar rekomenduoja naudoti fiksuotą laikotarpį nuo 1961 iki 1990 metų. Tačiau praktiškai šis laikotarpis retai naudojamas palyginimui. Kodėl jūsų manymu taip yra? Ir net mūsų laikais vykstantis ekstremalių gamtos anomalijų vidurkinimo procesas jau iškreipia tikrai vykstančių įvykių vaizdą. Pavyzdžiui, Ostrovnojos mieste Čukotkoje, Rusijoje 2025 m. vasarį vidutinė mėnesio nuokrypio norma buvo -1,7 laipsnių Celsijaus, o vidutinė paros temperatūra kartais buvo 15 laipsnių žemesnė, kartais beveik 32 laipsniais aukštesnė už vidutinę. Ir šie temperatūrų svyravimai tęsėsi visą mėnesį. Kaip jums patinka ši norma? Čia tinka metafora. Kai varlė įmetė į verdantį vandenį, ji iškart iššoko. Kai ją įdėjo į šaltą vandenį ir palaipsniui kaitino, ji išvirė, nepastebėdama pavojaus.
Masinis varlių sindromas mūsų visuomenėje rodo, kad dėl manipuliavimo klimato duomenimis ir laipsniško vidutinės vertės ribos pakėlimų net šokiruojančios anomalijos žmonėms pradeda atrodyti normalios, o vykstančio proceso pavojus nebevertinamas rimtai. Išvadas darykite patys.